Labadiena visiems, kas šiandieną prisijungėte prie mūsų naujienlaiškio ir labas Karolina. Labadiena. Su Karolina mes šiandieną kalbėsimės turbūt pačia aktualiausia tema apie miegą, bet prieš tai, kaip mes pradėsim šitą pokalbį, leiskit man Karoliną pristatyti. Karolina Liaušienė yra pediatrė, neurologė, vaikų neurologė, taip pat socialinė pediatrė. Taigi, ką jau ką, bet Karoliną kalbinti apie miegą tikrai labai visada įdomu. Negana to, kad tai yra jos ir domėjimosi sritis, bet ir kaip neurologė, ir kaip pediatrė. Tai tikrai tokį šiandieną, manau, turėsime labai platų vaizdą. Tiesa, Karolina, aš jau čia per daug prireklamavau. Tikiuosi, kad bent jau kažkokius taškelius bus galima sudėti. Liuks. Gerai, tai mes tada ir judėkime prie visos tos miego temos. Ir man atrodo, ko aš visą laiką noriu turbūt paklausti neurologo, tai kaip tu kaip neurologė matai kūdikių miegą? Ne veltui yra net tokia tarsi sąvoka, kūdikio miegas, na, ir jisai taip tarsi atrodo, kad jisgi skirtingas nuo suaugusiųjų miego ir aišku, ir aš pati kaip miego konsultantė daug apie tai kalbu, bet iš neurologo perspektyvos, ką tu norėtum, kad mūsų beklausantis tėvai iš tiesų žinotų apie kūdikių miegą ir kur galbūt netgi kartais sulaukiam kažkokios truputėlį dezinformacijos viešoje erdvėje. Taip, tai kūdikis ir vaikai, iš tikrųjų, kaip mes visą laiką mokomės pediatrai, tai nėra mažas suaugęs. Tai mes neturime ir nesitikime, kad viskas bus taip pat tik sumažintai, ar ne? Tai taip pat kalbant ir apie miegą. Kūdikiai ypatingai, vaikai iki 2 metų miega kitaip ir jų miego ciklai irgi yra visai kiti. Jeigu netimtumėme tyrimus ir darytumėme elektroencefalogramą, kai rašomi galvos smegenų iškrūviai ar ne, ir bangos, kur suaugusiam ar vyresniam vaikui galim pasakyti net vien tik žiūrint, ar jis užmigo, įmigo, kaip giliai įmigo, nes atsiranda tam tikros bangos, tam tikri kompleksai, ar ne, kurie yra skirti, atsiranda tam tikrose miego stadijose, tai pas kūdikius, pas vaikus visas tai dar bręsta ir pirmosiomis, ypač tai yra pirmi 3-4 mėnesiai, kur iš viso jie neturi, net vadina ir kitaip, ar ne, yra aktyvus miegas, yra tas lėtasis miegas ir daug daugiau kūdikiai turi aktyvaus miego, daug daugiau vėliau pereinantį į REM fazę, tai yra irgi tas miegas, kuomet daugiau judesio, daugiau aktyvumo, tai kūdikiai nemiega kaip reklamose atsigulę ramiai nejudėdami, jie net pradeda miegą ta stadija, kur yra susijusi su judėjimu ir tik vėliau augant ir brestant smegenim atsiranda ties 6 mėnesį tam tikri jau požymiai, kurie matom, kur daugėja miego stadijų, ar ne, kur galima pamatyti. Taip pat pradeda ilgėti tą REM fazę, ar ne, kur mažiau to judėjimo ir taip pat miego ciklai jų yra trumpesni ir tik tai jau nuo metų, virš metų galima pradėti jau tikėtis to 60-90 minučių miego ciklo, bet kuo miego ciklai trumpesni, vadinasi, daugiau tų prabudimų, daugiau pabaigus miego ciklo atsibudimo, tai dėl to kūdikiai vien, jeigu žiūrint iš smegenų brandos dalykų, mes jos nepaspartinsim smegenų brandos, kaip bręsta kūnas, kad jis turi subrandinti savo raumenis, kad galėtų judėti, ar ne, subrandinti kitas smegenų funkcijas, kad galėtų kalbėti, kad mokėtų daug kitų ar ne dalykų, tai visas tą mes irgi nepagreitinsim, kad ir kaip mes norėtumėm, kad jis 2 mėnesių turėtų ritmą išmiegotų naktį, tai tiesiog kūnas tam dar nepasiruošęs ir žinoma, dar šalia to, jų skrandžiai, jeigu žiūrite, ar ne vien kaip iš neurologo, jų skrandžiai maži, jie greitai pavargsta, greitai išalksta, jų augimas yra intensyvus nuo kūdikio nejaugimio, kuris nepakelia galvos, ar ne, kur džiaugiamės, kad jau išlaiko, iki vienmečio, kuris laksto, ar ne, ir mums pirštų nurodinėja, ko nori, tai jeigu mes tiek išmoktumėm per metus, ar ne, tai tikrai mums reikia ir energijos, jiems reikia ir visko, tai mes negalime tikėtis, kad tai bus taip pat, ar ne? Ir dėl to, sakau, kūdikių miegas yra su kažkiek to judesio, jų yra kitos miego stadijos. Taip, kaip trumpai turbūt.
Patinka, kai tu taip tarsi tarp eilučių paminėjai, bet toksai mes dar vis tiek iš naujagimio neturėtumėm tikėtis kažkokios tai dienotvarkės arba turbūt pritarsi minčiai, kad galbūt net ir nereikia jų mokyti miegoti nuo pat pirmosios dienos ir į kažkokius tai labai rėmus spausti arba kažko labai baimintis, na, pavyzdžiui, to paties artumo, nes tikrai kartais mamos būna tokios tarsi pasimetusios, tai kiekgi to artumo gali būti. Ir kartais net ir iš medikų išgirsta komentarų, kad, na, nenešiokite per daug, neglauskite per daug, neguldykite šalia ir panašiai. Kokia tavo pozicija į šitus komentarus? Aš kartais pagalvoju ir filosofiškai, kad kūdikiai tai nežino jie, kada ar negimė, ar prieš 1000 metų, ar dabar, ir tikrai jisai yra bejėgis ir jisai paliktas, gali būti nuneštas lokio, tigro ir visų kitų gyvūnų, ar ne, jisai nežino, kad dabar yra tikrai saugia aplinka ir nieko to nebus. Tai yra vienas dalykas. Tai manau, kad šitam amžiuje dar tikrai instinktyviai tu gali tikrai norėti to šalia buvimo tam, kad tau būtų saugu, nes jeigu tai yra nesaugu, ar ne, tu ir nemiegi. Kitas dalykas, kad ypač pirmus 4 mėnesius, kaip sakau, vien dėl to, kad tu miegas net nekonsoliduojasi, ar ne, tai vadinasi, kad jisai nesusijungia į didesnius gabaliukus, miego režimo dažniausiai nėra arba nesitikim. Kartais vaikai turi, kartais jisai pasikeičia po mėnesio, ar ne? Bet tikrai galima ypač naujagimį, ypač pirmus 3-4 mėnesius leisti jiems gyventi biškutuką savo ritmu. Ko dar nepasakiau, kad naujagimiai jie neturi ir cirkadinio ritmo, ar ne? Tai jie vadinasi, kad jiems nėra dienos ir nakties. Mes to irgi neišmoksim, tam irgi biškai reikia brendimo. Tai aišku, tikrai galima ten, ar ne, naktis tamsu, diena šviesu, bet tai nereiškia, kad tai savaime ten po savaitės įvyks, ar ne, parodžius. Tam irgi reikia bręsti, yra tam tikra sistema, kuri irgi turi subręsti, kol atsiranda tas cirkadinis, vadinasi, paros ritmas, kada yra naktis, kada yra diena. Tai maždaug manau, kad nesugadinsime kūdikio jį glausdami, kad jisai daugiau pamiegotų, kad jisai jaustųsi saugus, jį kalbinant, jį nešiojant, jį čiučiuojant, leidžiant jam pasnausti ir šalia, jeigu tai yra saugu ir atitinka visus saugumo reikalavimus, ar ne, kurių tikrai dabar galima susirasti, kaip kalbant apie saugų buvimą šalia, ar ne, kokie yra reikalavimai. O paskui jau aišku, nuo 4 mėnesio galima pradėti žiūrėti, ar ne, pažinti savo vaiką ir rasti jam būdus, kurie būtų visai šeimai tinkami, nes šeimoje yra mama ir tėtis, kurie irgi turi būti pailsėję, tai tada jau ieškoti to vidurkio, kaip su vaikais visose srityse būna. Gerai. Man visada kirba toks klausimas. Ir aš atsimenu, kai mano dukros irgi nemiegojo. Man atrodė, kad jos iš vis nemiegojo. Dabar taip tavęs klausau ir galvoju, nu tai jo, miegojo, nu taip kaip naujagimiai miega. Bet aš paminėjau tai savo prižiūrinčiai gydytojai vaikučius ir iš karto gavom siuntimą pas neurologą. Tai vat, kodėl? Kai mamos pasako pediatrams arba šeimos gydytojai, kad mano vaikas nemiega, dažniausiai gauna siuntimą pas neurologą. Ir kągi ten neurologai, ką jūs ten žiūrite tuose nemiegančiuose kūdikiuose? Pas neurologas dėl visų problemų galiausiai būna Iš tikrųjų taip, ir aš galvoju, taip, turbūt tie neurologai labai daug turėtų žinoti viską. Tokia jau ta mūsų gaunasi specialybė. Bet jeigu rimtai, tai kūdikis nekalba, ar ne? Jisai nepasako, kas jam yra. Kai kūdikis kažkoks neramus, verkia, kažkas jam negerai, pabandai pamaitini, gal net nieko, ar ne, nepadeda, visą laiką kyla klausimas, tai gal yra kažkas daugiau. Tai taip jie ir atsiduria pas neurologą, turbūt dėl to, kad jie negali pasakyti, kodėl jie nemiega, ar iš tikrųjų ar ne nemiega, gal kartais ir lūkesčiai būna ne tokie, kokie iš tikrųjų galimi tam amžiuje. Tai taip vaikai atsiduria pas mus. Ką mes darome? Numeris 1 tai iš tikrųjų yra apžiūra, ką mes darome. Apžiūra ir išsiklausimas tėvų, tai kas vis dėlto iš tikrųjų yra, ką reiškia nemiega, kiek tas nemiega, ar jis taip miega prie krūties pavalgęs, kas yra miega iš tikrųjų, ar ne, ir kiek tenai toj sumoje paroje yra to miego ir nemiego, nes kartais tai
miegas nėra paguldau ir miega, ar ne? Miegas yra ir visi tie pamiegojimai, nešant, nešiojant, glaudžiant, maitinant ir viskas sumuojasi. Tai mes, aišku, įsivertiname šitą visą istoriją, gimimo istoriją ir taip pat patį tą kūdikį, ar ne? Tai priklausomai nuo amžiaus žiūrime, ar ne, ar jo atitinka raida jo amžių, ar jo tonusas atitinka, ar nėra kažkokių daugiau kitų mums kabliukų, kurie norėtųsi pasižiūrėti, gal kažkas yra, gal tikrai vaikas yra ir zilesnis dėl kažkokių priežasčių, gal jau raumenų tonusas yra pakitęs, tas irgi gali sukelti diskomfortą, nerasti patogios vietos, ar ne, dėl to tikrai tapti irzlesniu ir tikrai sunkiau miegoti, greičiau išsibūdinti. Kartais būna labiau išlikę primityvūs refleksai, tas pats moro refleksas, ar ne, kuris nuo kiekvieno garso tarsi žadina ir vaikas likiminga, bet jo toks intensyvus, ar ne, dar tas refleksas ir jis vis save pažadina ir negali irgi įmigti. Tai visus tuos dalykus pasižiūrime ir sprendžiame. Jeigu tai iš tikrųjų atrodo suskaičiavus, kad to miego gana pakankamai, vaikutis atrodo gerai, atitinka savo amžių, raida progresuoja, tai dažniausiai galvom, ką daryti ar ne tokiose. Vienas dalykas apkalbėti tėvų lūkesčius, o kitas dalykas, ką galima toje rutinoje, toje aplinkoje pasižiūrėti, kas galėtų įtakoti. O kartais prireikia ir detaliau pasižiūrėti, kas yra iš tikrųjų gana retai. Dažniau, aišku, galbūt tie raumenų tonuso sutrikimai kažkokių, kur kai dar nemoki gerai pakeisti padėčių, visą laiką pagalvoti apie alergijas, kas kalba apie miegą, nes alergijos ir kažkoks diskomfortas, ar ne, apie kūdikį, kuris nemoka pasakyti, tai tada galvoti galima, ar jam, pirmą atmesti noris, ar ne, ar nėra, kas iš tikrųjų jį erzintų. Galbūt ta oda yra labai sausa ir jį erzina ir norim užmigti ir tada jauti visur tempia niežti, negali pasakyti, gal bandai trinti galvą, gal bandai kasytis ir nemoki, ar ne, o jau kaip išmoksti, taip jau ten jau viskas aišku, nes jau nukasyta, ar ne, tai tokie dalykai gali turėti įtakos refliuksas, ar ne, kur gausius atpilinėtojus irgi dažnai siunčia neurologui, kol turime momenėlį, galima pasižiūrėti ir echoskopu, ar nėra ten kažkokių daugiau vandenų susikaupusių, kas irgi galėtų įtakos turėti tiek dirglumui, tiek didesniam atpilinėjimui. Tai turbūt dėl šitų priežasčių ir papuola vaikai pas vaikų neurologą su tais nemiegais. Tais nemiegais. O kaip dažnai tavo praktikoje būna, kad tenka dirbti iš tiesų ne su pačiu vaiku, kažką daryti ne su pačiu vaikučiu, bet būtent su tėvų lūkesčiais? Tai turbūt kai iš visur tai tenka, nes visi mes turim skirtingas patirtis, turim skirtingas patirtis mūsų tėvų, kurie gali ar nesakyti, nors vaikų niekas, sakom, nelyginam, bet vis tiek lyginam, ar kaimyno, ar sesės, ar kitas vaikas miegojo galbūt kitaip, galbūt vienas vaikas buvo tas iš tų mažo procento, kur paguldžiau, užmigo, išmiegojo 2 valandas, atsibudo linksmas, ar ne, susitvarkiau namus, pasidariau valgyti, paskaičiau knygą, o kitas vaikas bus tas, kuris bus toksai lipukas, kuris niekada negalės būti padėtas. Tai tada, manau, ir išsiskiria tie lūkesčiai, plus dabar galima daug ko paskaityti, tos informacijos yra daug visokios ir tikrai kartais įsivaizduojam, kad gal kito irgi toks pat vaikas, nors nebūtinai taip yra, matant iš šono, ar ne? Tai aišku, manau, kad pirmas ir yra labai išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų, ką reiškia tas nemiegų ir kiek yra tas nemiegų. Dar mums, kaip vaikų neurologams, aišku, visą laiką svarbu, jeigu tai kartais nemiego priežastis yra, kad atrodo kažkokie pasikartojantis tokie patys judesiai, ritmingi judesiai, kurie visą laiką kartojasi tokie patys, irgi kartais norisi papildomą ištyrimo. Tai nufilmavimas visą laiką duoda tokio, nes atėjus į konsultaciją tikrai nei vaikas tas miega, nei ar ne kažką, tai galima įsivertinti, pasižiūrėti, nufilmavus 1, 2 kartą, kas irgi tikrai duoda daug informacijos, tai ką daro, kai nemiega. Ar tiesiog nemiegojimas, ar kažkokios specifinės situacijos to nemiegojimo, ar užmigimo, ar įmigimo metu kelia nerimą. Tai šitas mums telefono visų turėjimas kišenėje tikrai palengvina truputį darbo ir duoda daugiau informacijos ir nereikia tokio sugedusio telefono principų pergalvoti, kas yra sakoma. Tai turbūt šitie dalykai, kurie irgi svarbus.
Aha, čia labai geras akcentas, man atrodo, kad jeigu mes jau kažkas kelia nerimą ar kažkoks konkretus elgesys, kad tikrai pabandyti jį užfiksuoti ir gydytojui daug aiškiau yra, daug lengviau yra. Aš žinau, kad net ir pati kaip miego konsultantė kartais gauna tokius video, ypatingai naujagimių miegančių aktyvioji miego fazėje, kur jie raukosi ir sako, kažkas man atrodo su vaiku negerai. Keistus Ir po to garsus nosį, kvėpavimą. Ir po to mes pasiaiškinam, kad taip, pamiega truputį ramiai, o tada vat miega šitai, bet neišsibudina ir tai akivaizdžiai yra tiesiog aktyvi miego fazė, kada vaikai ir leidžia įvairiausius garsus ir gali ten kriuksėti, niurksėti ir visa kita, kas tėvus natūralu, kad suneramina. Tai tas vat filmavimas, ypač neurologai, jeigu mes vat, kažkokie yra ar traukuliukai, turbūt, ne, ar kažkokie tai judesiai specifiniai, tai tikrai juos užfiksavus daug lengviau susikalbėti yra. O jeigu kyla kažkokie tai didesni nerimai ir galbūt kaip dažnai iš tikrųjų yra kažkokių, tas vat nemiegas signalizuoja apie kažkokias neurologinės problemas. Ką tada daro, jeigu vat įtarimas yra, kad reikia tolimesnių tyrimų? Kas tai yra? Echoskopas, encefalogramos? Tai turbūt priklauso nuo to, ar ne, kaip sakau, kokie. Pats nemiegas iš tikrųjų mums gali būti vienas iš ženklų, bet mes vis tiek turime vertinti visumą, ar ne, tai tiek raidos progresas labai mums svarbu, ar ne, ar jinai progresuoja, ar jinai sustoja, ar jinai prarandi įgūdžius, kuriuos mokėjai, ar tai yra kažkokie labai raumenų tonuso pakitimai, ar kažkokie simetriniai pakitimai, tai nuo to priklauso, ar tai kažkokie pasikartojantis tokie patys judesiai, ar ne, nuolatos miego metu, nežinau, trūkčianti viena ranka. Tai nuo to priklauso iš tikrųjų, ką mes rinksimės, ar mes rinksimės kažkokių papildomų tyrimų ar ne. Didžiąją dalį nereikia tų papildomų tyrimų iš tikrųjų, bet tada galvom, ar tai ultragarsų neurosonograma, ar elektroencefalograma, jeigu galvom, kad tai kažkokie judesiai. Taip pat nepamirštant kraujo tyrimų, feritinas, tai yra geležies atsargos, tikrai vis daugiau ir daugiau tyrimų ateina, kad jisai veikia ne tik tai saugant mūsų geležies atsargas, bet dalyvauja ir neurotransmiterių, vadinasi, mūsų pernešėjimų smegenyse, pernešėjų gamyboje. Tai dėl to, esant nepakankamai geležiai, irgi kartais galima matyti daugiau visokių judėjimo, judesių ar ne, miego sunkumų, o 6 mėnesį išnyksta kūdikis, išsenka iš mamos atsineštos hemoglobinų atsargos ir jis jau turi visai pilnai perimti savo gamybą. Jeigu mama galbūt nėštumo metu turėjo anemiją, ar ne, kas būna gana dažnai, tai tų atsargų gali pritrūkti, tai tikrai galima atkreipti dėmesį ir šitą kraujo tyrimą, ar ne, padaryti. Vitamino D dozė yra susijusi tiek su raumenų tonusų truputuką, tai irgi galima atsižvelgti, pasižiūrėti, galbūt tas bendras kraujo tyrimas vien dėl alergijų, ar ne, ar nėra žymenų, kurie apie alergijas labai padidėja, kas irgi mums duotų tokį užvedimą, kad gal ieškoti reikėtų kažkokio šito dalyko. Tai kartais tokie paprasti dalykai, ką gali šeimos gydytojas padaryti, yra tokiam pasižiūrėjimui, jeigu yra tikrai neramu. Ir vienas dalykas, kas visą laiką neramu, kas progresuoja, ko daugėja, ir jeigu tas miegas yra normalus 2 mėnesių, bet 8 mėnesių ar ne, jūs neturėtų miegoti kaip 2 mėnesių. Tai visą laiką yra dar klausimas, kaip sekasi, kaip ta eiga, ar ne? Dėl to kartais tikrai būna. Susitenki po kažkiek laiko, nusprendė pasižiūrėti. Galbūt tiesiog tai buvo toks etapas, galbūt kažkas biškutį vėliau bręsta, ten jam reikia mėnesio kito, bet jeigu vaikas yra toksai metų ir ten 2 mėnesių, tai ar ne, jau mums aišku, kad taip neturi būti. Tada keliaukim truputėlį prie tokios, jau tu užsiminiai šiek tiek ir apie refliuksą, ir apie alergijas, bet man labai labai norisi šitą patyrinėti giliau, kadangi aš ir pati kaip miego konsultantė labai dažnai susiduriu, kad tiesiog tėvai pasakoja kažką ir, žinai, tas jausmas yra, kad čia miegas yra tik simptomas. Vaikas nemiega visiškai dėl visiškai kitų priežasčių. Čia mes kalbam ne apie dienotvarkę, mes nekalbam apie kažkokius miego įpročius, bet už to yra kažkas daugiau. Ir tą, ką tu ir paminėjai, refliuksą jau paminėjai, alergijas paminėjai, ką aš čia dar turiu užsirašęs, pasižiūrėjau. Pilvukas bręstantis, aišku, pirmieji mėnesiai tikrai gali tą miegą išmėtyti ir atrodys, kad niekas čia nemiega, bet
o kaip tu miegosi, vaikelis mažutis, jam pilvuką skauda, apie kokį miegą mes čia galime kalbėti. Bet man norėtųsi pradėti iš tikrųjų nuo refliukso, nes refliuksas, man atrodo, toks yra tarsi visi taip pakalba apie jį, bet niekas labai nei rimtai į jį žiūri, nei, man toks susidaro įspūdis, tu mane pataisyk, nei labai aiškinasi, kas tai yra. Tai vat pakalbam truputėlį apie refliuksą, nes man atrodo, kad mes jau mamos, būdamos besilaukdamos, dažnai susiduriam su refliuksu ir tikrai žinom, kad tai yra toks bjaurokas reikalas. O jeigu panašius jausmus jaučia kūdikis, tai vėlgi apie kokį miegą mes galim čia kalbėti. Nu, nesu gastroenterologė, bet iš bendro, ar ne, pediatrės žarnynas bręsta taip, tie ir dėgliai, ar ne, pilvo mistiniai irgi yra žarnyno brendimo dalis, taip pat ir visas žarnynas, kaip ir nervų sistema, kūdikių dar bręsta. Tai jie, kūdikiai, neturi tokio susiformavusio viršutinio skrandžio rauko, kuris, kai mes pavalgome, jisai užsidaro ir neleidžia iš skrandžio pereiti visam turiniui į viršų, ar ne? Tai jie neturi jo tokio pakankamai dar susiformavusio, tokio stipraus, kas dėl to jie ir atpilinėja, ar ne? Iškyla tasai maistas ir va, prabėgo, ar ne? Kaip ir nieko tas nekenkia, bet kartais tai gali būti labai intensyvu ir sukelti to diskomforto. Su refliuksu ir yra tokia problema. Mes neturim kažkokio tyrimo kūdikiam padaryti, kad pasakytumėm, čia refliuksas. Iš kitos pusės gydymo kažkokio labai specifinio irgi nėra. Yra tos rekomendacijos, ar ne, palaikyti ilgiau pusvalandį stačią po maitinimo, ar ne, nežinau, nesupuoti aukštyn žemyn, ar ne, kad nebūtų, neskatintumėm to labiau, nedėti iš karto tenai, neguldyti ant pilvo vos pavalgius, ar ne. Tai kažkokio labai, kaip pasakyti, sakau, specifinio gydymo nėra. Specifinių tyrimų nėra, dėl to kartais, manau, ir yra sunkiau, nes tai galima pabandyti tokio empiriniu būdu porą savaičių, ar ne, jeigu tinka, jeigu panašu iš klinikos, kas yra labai jau ten kartais būna skiriami vaistai, ar ne, geriami jau tokiam labai stipriai atpilinėjančiams, kai jau matom, kad tikrai labai, bet taip irgi rečiau visą laiką pradedame, kaip ir suaugusio refliukso, pradedame nuo gyvenimo aplinkos, ar ne, keitimo. Tai turbūt dėl to tai ir gaunasi toksai, kur visi lyg tai biški žinom, lyg tai čia vienas pasakys gydytojas, kad gal yra, kitas gal nėra, bet gali būti dabar ir po 2 mėnesių vaikas pradės sėdėti, jo visas raumenynas sustiprės ir jo nebeliks, nes toks fiziologinis brendimo dalis gali atnešti šalia. Prie alergijų tam tikrų, kurios kartais ne per odą labiau, ar ne prie lėto uždelsto veikimo, būna žarnyno daugiau problemų, ar ne, kur su kraujo gyslelėmis tuštinasi visokios išmatos negražios ir ten viskas. Tai kartais irgi to atpilimo, daugiau to refliukso, daugiau to tokio su diskomfortu ir nemalonaus. Kartais didesnių raumenų tonusų turi tą patį, rėtimasi atgal, ar ne, jie neranda padėties dėl to, kad raumenų tonusas padėties irgi gali atrodyti iš šono galbūt ir gali atpilti tada irgi, ar ne, daugiau, tai galbūt tada refliuksas, tai čia tokia gan kartais sunku taip tiesiai šviesiai pasakyti, nes nėra, kaip paimti kraujo tyrimą ir pasakyti, taip, refliuksas. Taip yra refliuksas, varnelė. Iš tikrųjų, ir tai, ką tu sakai, kad gali būti, kad tas refliuksas bus labiau varginantis pirmaisiais mėnesiais, arba, pavyzdžiui, tas pats atpilinėjimas, ką svarbu turbūt užakcentuoti, kad pats atpilinėjimas savaime nereiškia, kad tai yra kažkas tai tokio, nes vaikai kartais atpila ir jiems ten 100 metų, kad jie atpylė, jie toliau savo juokiasi ir jiems visiškai nėra jokio absoliučiai diskomforto. O kartais tas atpilimas pats savaime atrodo galbūt net labai nežymus, galbūt netgi toksai, kad net ten niekas kažkur labai neišbėgo, gal net ir burnytė, bet vaikas akivaizdžiai jaučia diskomfortą, gali pradėti verkti arba kažkaip tai riečiasi, kaip tu ir paminėjai. Tai turbūt labai daug tų kintamųjų, kad kažkokią privesti aiškią diagnozę. Taip, nes tuo vėmimas nuo atpilimo ir skiriasi, ar ne? Vėmimas yra diskomfortas, yra nemalonu, tarkim, o atpilimas jis, kaip bėgo, nubėgo, einu toliau žaisti ir man visiškai nerūpi. Čia mamai reikia keisti rūbusi, tai jai čia problema. Taip, iš tikrųjų. Ir tu dar pakalbėjai apie alergijas. Ir man atrodo, kad alergijos irgi yra toksai gana sunkiai, turbūt ypač naujagimiams ir
turbūt ir diagnozuojamas dalykas, nes tikrai niekas nepuola, sakysim, ten kelių mėnesių kūdikiui daryti kažkokius alergijos tyrimus. Tai vat, dar kartą paminėkim, kas tie pagrindiniai požymiai, kur mes galėtumėm įtarti, kad kažkas galbūt yra alergija, netoleravimas ir panašiai. Iš principo alergijai išvystyti reikia laiko, ar ne? Turim susidurti su tuo alergenu kažkurį laiką, kad mūsų organizmas suprastų, kad jį kažkaip reikia kitaip reaguoti. Dėl to tikrai neturėtų, ar ne, būti ten pirmą dieną, antrą dieną ir jau, ar ne, kažkokios labai didelės alergijos. Tai dėl to kartais tai irgi keičiasi eigoje, ar ne? Ir labai svarbu iš tikrųjų yra šeiminė anamnezė. Jeigu šeimoje yra vienas arba abu tėvai turintys alergijų, tai ta rizika automatiškai didėja vaikui irgi turėti, jeigu tai yra, nežinau, astma, atopinis dermatitas ar kiti dalykai. Ir, kaip sakau, alergijų būna skirtingų, vienas ar ne, būna labiau šitos nosies ar ne, akių, kas būdinga labiau vyresniem vaikam, kiti odos. Tai kai viską išberia, tai jau aišku, ar ne, atrodo, kad ir tai ne visą laiką aišku iš tikrųjų, bet jau ar ne, turim kažkokį labiau simptomą. Kartais žinoti, kad čia toks tarpas, ar tai oda sausa, ar tame pereinamajam tikrai nėra taip paprasta, ar ne, visko nurašyti tik alergijai. Nes nori ir mamų varginti, ir kad jos turėtų jau nieko nevalgyti, viską išimti, kai nėra patvirtinta, nes, ar ne, mums reikia, kad mama irgi būtų sveika, turėtų jėgų, energijos, o neapsikrautų išėmimų visų produktų ir bijojimo kažkur pavalgyti. Tai kartais tai tikrai nelengva. Tai jeigu yra kažkokie dideli bėrimai, ar ne, raudoni, pleiskanojantis, šlapiuojantis, išmatos su kraujo gyslelėmis, irgi yra dažnas karvės pieno baltymui alergijų požymių, tai tikrai vertėtų pasižiūrėti, kartais išimti kelis tos produktus, tik tai žinoti, kad reikia ilgesniam laikui tada pabandyti, jeigu tai darom tokiu bandymo būdu. Mano pačios dukra kažką trynė galvą, kol išmoko pakelti rankas ir tada nusikasydavo iki kraujo. Ir tikrai paaiškėjo turinčią maisto alergiją primaitinime, puikiai jau matėsi tada, ar ne, ir galima buvo tirti ir žiūrėti, bet taip, labai maži vaikai, jie turi mažą nugarytę, negali padaryti visų tyrimų, plus atsakas dar ne visą laiką, nes, kaip sakau, įsijautrinimas alergenams irgi yra per laiką ir tai gali užtat keistis, ar ne, išaugti kažką naujo priaugti. Tai labai svarbu tartis, sakyčiau, su šeimos, turbūt gydytoju ar prižiūrinčiu pediatru, kuris žino tą vaikelį nuo mažens, ar ne, ir ypač jeigu šeimoje kažkas jau turi alergijų, tai taip pasižiūrėti įdėmiau, ne taip greit numoti ranką, kad tai gali būti susiję. O tu paminėjai karvės pieno baltymui alergiją. Ar būtų teisinga pasakyti, kad kalbant apie visai mažyčius naujagimius, kūdikius, kad tai bene dažniausiai pasitaikanti? Taip, tai turbūt viena iš dažniausių, bet pliusas tas, kad jinai dažniausiai ir išaugama iki metų laiko. Tai toksai pliusas. Tik tai tuo pačiu pasinaudosiu progą, laktozė yra pieno cukrus ir tai ne baltymas, tai visi be laktozės produktai, tai yra be pieno cukraus, kazeinas, pieno baltymas, tai jisai vis tiek yra, jeigu vartojame ir galvojame, kad atsisakiau, tai vis dėlto pieno baltymo gaunama toliau produktuose be laktozės. Tai jeigu mes darom tokį, sakysim, pamatėm, kad, nežinau, yra išmatose kažkokių kraujo siūlelių ir taip toliau, ir galvojam, galbūt tai yra pieno baltymai, ir norim jį išimti ir pabandyti, tai kokiam laikui mes maždaug jį išimam? Bent 2 savaitėm, 3, sakyčiau, išimti, ir jeigu po to nematome efekto, arba matome efektą per 2 dienas, 2 savaitės, ir tada vėl po truputį įsivedam ir žiūrim. Bet jeigu jau matom kraujo gysleles ar kažką, tai šalia tikrai tikslinga ir pasitarti su gydytoju, nes gali būti ir kitų priežasčių šitiem dalykam, ūmesnių būklių, ar ne?
Ir jeigu išimam, tai čia nėra jokių ten be laktozės ir taip toliau, niekur nežaidžiam, jau kai išimam, tai išimam viską, taip Jeigu jau pakentėti, tai tvarkingai. pakentėti, pakentėti normaliai ten tas 3 savaites ir paskui. Ir tikrai, kadangi pačiai teko visas etiketes skaityti, pieno miltelių, pieno išrūgų miltelių yra labai daug, netikėčiausiuose produktuose, kur nesitikėtum, tai tokio tenka, aišku, ne. Kartais tada pasižiūrint, paaiškėja, kad tos 2 savaites nebuvo, ar ne, be pieno produktų. Pat irgi laikiausi, mano dukros irgi, kol buvo mažytės, turėjo alergiją pieno baltymui, tai netikėčiausia turbūt vieta buvo, kurioje radau, tai buvo dešra. Dešra, taip. Tenai ta plėvelė, man rodos, ten ir gliuteno būna. Nežinau, kur jie ten deda, bet kažkur tai ir aš sakiau, ta prasme. Na gerai, apie alergijas, tas yra svarbu ir dar galbūt užsiakcentuojam, pat atrodo alergija ir miegas. Tai kaip čia, na, kas čia vyksta, kodėl tas miegas, tiksliau nemiegas, dažnai būna palydovas visokių alerginių reakcijų. Na, turbūt jeigu ir galvojant apie save suaugusi, kai mes įmingame, mes viską geriau jaučiam, ar ne? Dienos metu kažkas įdomu, kažką žaidžiu, kažką veikiu, kalbu, ar ne, biški paniešti, biški pasikasiau, o miego metu užmigimo turiu tą ramybę, ar ne, visi kiti stimulai išjungti ir tada gerai labai jaučiu kūną, jau tada visi pradeda jausti, kur maudžia, kur skauda, kur niešti, kur kažkas. Ir tai erzina ir tai neleidžia užmigti, nes tu jau gal įsitaisai, gal apsisukai, tada tau sudirgino tavo odą, jeigu tai yra oda, jeigu tai yra pilvas, galbūt papūtė pilvą, pasmazmavo, galbūt vat, kažką daugiau atraugau nemaloniai ir viskas išbudina ir vėl turi iš naujo, tada dar susinervini, ar ne, maži vaikai irgi susinervina, jiems reikia nurimti tada prieš užmiegant ir gaunasi viskas daug ilgiau. Nes kai tu pervargsti, kūdikiai pervargę neužmiega, juos reikia nuraminti ir tada jie gali užmigti, ar ne? Tai nėra, kad tiek pavargo, kad jau padės galvą ir ne, teks dar ilgiau darbuotis, kad jį iš to streso būsenos perdėti į tą ramybę, kad galėtų, o tada jau bus migdymas užmigdyti. Mhm. Ačiū. Aš dar turiu paskutinį klausimą. Labai dažnai mamos apie miego kiekį, apie tas miego valandas, ne? Mamos kartais tikrai labai preciziškai programėlėse skaičiuoja, kiekgi tų miego valandų. Tada žiūri į lenteles, kuriuose parašyta, kad, nežinau, turi miegoti 14 valandų, o mūsų miegas tik... lentelėse skirtingai parašyta. Teko domėtis skirtingose lentelėse, parašyta gan skirtingai. Taip, bet aš turiu kažkokią lentelę ir ten parašyta ne 14, bet, ten parašyta 14, o pas mane gaunasi 12, na. Ir tada tokia panika, kad, dabar kažkaip tai pakenksim vaikui, jos smegenys nesivysto, kažkokia bus žala, nes yra miego trūkumas. Kaip, kur tas miego trūkumas, tarsi ir savaime tikrai svarbu yra miegoti ir svarbu yra pailsėti, bet kaip nepamesti sveiko proto, žiūrint į lenteles ir į tą vaiko miegą. Visur, ar ne, mes esam skirtingi, tai tiek tose procentilėse, kur žymi vaikučių svorį, ūgį, galvos apimti, tai yra ar ne nuo iki. Nei tas viršus, nei ta pačia nėra jie iš principo blogi. Jie yra tam, kad žinotų, nes viskas vis tiek dedasi į Gauso kreivę ir kažkas bus tas centras vidury, tai tas ir lentelėje, ar ne, 14, nežinau, ten tų valandų, kuris centre, ir kažkas gausis tose pakraščiuose, kuriem viskas bus gerai, bet vienas gal miegos daugiau, o kitas miegos mažiau, ar ne, ir jie bus tokio pačio amžiaus ir jiems abiem bus viskas gerai. Tai žiūrime, ar ne, kaip vaikas, jeigu vaikas dieną mokosi naujų dalykų, jeigu jisai laksto ir jam ar ne viskas gerai, jeigu jisai nori domėtis, nežinau, ropoti, bėgioti, po savaitės išmoko kažką naujo, dar po savaitės išmoko kažko naujo, tai tikriausiai miego jam pakanka, ar ne? Jeigu jis visą laiką piktas ir zlus, kažkoks netoks dažnai po truputuką, negu kalbant ten apie vyresnius, ne apie visai mažus kūdikius ten link metų, nežinau, ten dar nori 5 kartus per dieną vis miegoti ir vis prigula ir užmiega visur, tai taip, gal tada, ar kaip tik nemiega, nežinau, net ir pietų miego 12 valandų be miego, ar ne, tada gal verta labiau
sunerimti, nes ne tik tie skaičiai mums svarbu iš principo pats vaikas ir kaip jisai jaučiasi. Ir ar matome tos požymius, kurie atrodytų, kad jam trūksta. Sakau, tikrai kartais negalima visko taip tiksliai ar nesuskaičiuoti, kartais tikrai prabėga tų ir tos paklaida atrodo nedidelė, bet jau pusvalandis gali ar ne, ar jau bus ramiau ar neramiau. Tai manau, kad tas tikrai būna kūdikių, kurias atsineša dėl nemiego ir aš juos prižadinu kabinete, nes jie būna užmigę. Tai netinkamu laiku. Tai manau, kad reikia suprasti, kad mes visi skirtingi, kaip ir suaugusiam, vienam užtenka 5 valandų miego, kitam reikia 8 ir kitaip jis jausis blogai. Plus vaikai keičiasi, auga ir jų miego poreikis labai greitai keičiasi irgi. Ir miegas, apie dar taip noriu pasakyti, kad nėra, kad pradžiai miegojo, dažnai atsibudinėjo ir paskui pradėjo geriau miegoti ir tada tik tai gerės ir gerės. Ne, yra augimo dalykai, yra persitvarkymai, kai gali vėl tas miegas truputuką suprastėti, vėl dažniau atsikelti dėl visokių priežasčių, tiek psichologinės raidos, baimių, tiek dėl išmokimo, nežinau, stotis ir dieną naktį stojasi. Tai nėra tiesus kelias, tai tokia spiralė, kai pagerėja ir vėl suprastėja ir paskui vėl pagerėja. Kaip visą laiką kažkaip su vaikais, kas nors vis naujo, vis kažkas keičiasi ir keičiasi. Karolina, ko aš šiandien nepaklausiau, ką tu dar norėtum apie miegą galbūt paminėti? Arba atidaryti kažkokias temas, nežinau, būsimiems pokalbiams apie vaikus. Nežinau, man atrodo, kad miegas yra toksai socialinis dalykas, kuris paliečia visą šeimą ir jeigu nemiega vienas šeimoje, tai nemiega dažniausiai ir daugiau tų šeimos narių, dėl to tai yra labai sudėtingas dalykas, plus jeigu kai atsiranda ugdymo įstaigos, tai dar viskas tampa dar sudėtingiau išlaviruoti visus niuansus, tai dėl to taip ir atrodo taip norisi sukontroliuoti, bet mes negalime kūdikiams sukontroliuoti ir vaikam ar ne miego, valgymo ir tuštinimosi. Mes nepriversime jų, kad ir kaip norime, tai galima tik žiūrėti, ar tai yra kažkieno simptomas, ar tai kažką mums signalizuoja apie nerimą, skausmą ar kitus dalykus ir pabandyti nurimti ir patiems, jeigu reikia kartais pasitariant su specialistais ir nusiraminant, o jeigu ar paskaitant ar ne knygas, ar kažkur sužinant daugiau apie tai, kas yra natūralus vaiko miegas, tai biškų tai įneša ramybės. Ačiū tau labai šiandieną ir ačiū visiems, kas mūsų klausėtės. Su Karolina taip pat galite susitikti mūsų Mylu tėvai grupėje, kur jie atsako į klausimus apie vaikų sveikatą arba kažkokius tai neurologinius dalykus. Ir turbūt čia ne paskutinis mūsų pokalbis, pasižiūrėsim, galbūt dar kažką sugalvosim aptarti. Tai ačiū labai visiems, kas klausėte ir ačiū Karolina. Visą gerą, dėkui.